Kaip Mantui Stonkui sekėsi solinėme stand-upo šou? Kuo savo grandiozinėme koncerte nustebino Džijan? Kas daugiausia statulėlių susižėrė iškilminguose 67-uose Grammy apdovanojimuose? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Komikas Mantas Stonkus sausio 17-osios vakarą Kaune VDU didžiojoje salėje pristatė fenomenalaus populiarumo sulaukusį solinį stand-upo šou Tūkstantmečio vaikas. Bilietai į jį buvo parduoti per 3 valandas. Jūs esate geriausia publika, kokios tik aš galėjau tikėtis. Renginiui pasibaigus dėkojo kauniečiams komikas. Iš tiesų, susirinkusieji į daugiau nei valandos jo solinį pasirodymą reagavo puikiai. Visas stand-up šou pralėkė tarsi nestabdomas lokomotyvas. Nuo apšildančiojo komiko Mindaugo Laskovo pasirodymo pirmųjų minučių iki Manto Stonkaus kruopščiai parengtos ir talentingai pristatytos programos pabaigos salėje netilo juokas, dažnai perėjęs į nevaldomą kvatojimą. Atrodo, kaip pridera pasilinksmino visi – ir susirinkusieji, ir pats komikas, ir jį apšildęs kolega, ir net renginyje dirbantys darbuotojai, garso šviesos technikai, videografai ir fotografai. Pastarieji turėjo rimtai suimti save į rankas, kad per juoką nepamirštų tiesioginio darbo. Prieš pasirodymą Stonkus prisipažino, kad laukti savo solinio šou visai kitoks jausmas ir atsakomybė nei pasirodyti net ir didžiausiose arenose. Tačiau drauge su kitais kolegomis. Programą Tūkstantmečio vaikas Mantas rengė mėnesiais ir kruopščiai tobulino kiekvieną sakinį. Sukurti daugiau nei valandos trukmės stand-up pasirodymą ilgas ir labai specifinių gebėjimų reikalaujantis procesas. Stand-up komedijos žanras laikomas išskirtiniu ir net elitiniu, mat parašyti tokią programą ir pristatyti ją taip, kad salė valandą kliktų iš juoko, sugeba vienetai. Komikas šiek tiek papasakojo, kaip gimsta tokie šou. Pirmiausia, visus į galvą šovusius bajerius užsirašau telefone, kai jų prisikaupia, perrašau ant popieriaus. Tuomet ieškau jungiančios istorijos. Kai ją sukuriu, papasakoju artimiesiems. Nereikia to daryti, bet vis tiek darau. O tada jau einu bandytis atviruose mikrofonuose. Po jų vyksta korekcijos, perdėliojimai, prijungimai naujos medžiagos, vėl bandymai. Kartais būna, kad patiki bajerių iškart, o kartais prireikia kelių gludinimų, kad tinkamai susidėliotų. O kai kurios idėjos, kurios atrodo tikrai geros, išbandžius nepasiteisina ir tenka pamiršti. Sako jis ir priduria, kad aktorinis išsilavinimas šiuo atveju yra labai didelis privalumas. Paklaustas, o kaip į jo pasirodymus reaguoja tėvai, Stonkus atsakė: jie tikrai ateis pažiūrėti. Tėtis yra matęs visus mano arenų pasirodymus. Mama ne visus. Tačiau pas mus šeimoje su humoru niekas nesusipykęs. Todėl ir nesu iš tėvų nė vieno priekaišto ar pamokymo išgirdęs. Sausio 18-osios vakarą į Žalgirio areną nusidriekė eilė gerbėjų, nekantraujančių išgirsti vieną populiariausių Lietuvos atlikėjų – Džijan. Tai bus visų mano patirčių saga, sakė dar balandžio mėnesį apie didžiausią karjeros koncertą paskelbusi atlikėja. Grandioziniam šou, į kurį susirinko daugiau nei 11 000 gerbėjų, ruoštasi beveik visus metus. Klausytojus džiugino ne tik topų viršūnėse karaliaujantys atlikėjos hitai, bet ir techniniais sprendimais nustebinęs įspūdingas pirotechnikos bei šviesų šou. Įėjus į Žalgirio arenos salę, žiūrovai išvydo Luko Zavecko kurtą scenografiją, milžiniškus LED ekranus, nusidriekusius per visą sceną, bei ore kybančias didžiules, specialiai šiam koncertui skulptoriaus Dovo Višniausko kurtas uolienas, kurios levitavo viso koncerto metu. Mistika apipinta, Džijan saga netruko nustebinti ne tik dūmų ir konfeti patrankų kiekiu, bet ir įspūdingais stichijų efektais. Susirinkusieji išvydo ugnies pliūpsnius, liepsnojančią sceną, o skambant dainos Kaip man atmylėt tave žodžiams, lyja, 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 privertė aikčioti per visą sceną nusidriekusi, įspūdingą tikro lietaus sieną. Viso renginio metu pasakotojo balsas vedė klausytojus per 4 dalių sagą,
o tokius ją iliustruojančius Gian hitus kaip Ruduo, Važiuoju kur širdis, bei tik nesenai išleista baladė 19 traukia pilnutėlė Žalgirio arena. Atrodo, kad esu krepšinio rungtynėse. Nuo scenos juokavo atlikėja, kurtinančiai garsiam klausytojų būriui. Susirinkusius viso koncerto metu žavėjo ir kiti vis nauji elementai. Dainos Melagė metu į sceną žengė mistišką pasakojimą tęsiantys juodai apsisiautę kojūkininkai, o atlikėjos istorija apie jos vidinę kovą įkūnijo tikras demonas. Visiškai netikėta staigmena tapo duetu kartu su žinoma dainininkė Gabrielė Vilkickytė atlikta daina Neleisk man užmigt. Žiūrovus atlikėja užbūrė ne tik ilgo ir sudėtingo techninio pasiruošimo pareikalavusią scenografiją, bet ir nuoširdumu. Jūs mano ramstis. Pilnai Žalgirio arenai sakė atvirumu ir paprastumu garsėjanti atlikėja. Teatrališkas koncertas padovanojo ne tik puokštę staigmenų ir efektų, bet ir galybę šiltų ir įsimintinų emocijų kiekvienam ten buvusiam ir liudijusiam Gian sagą. Grammy apdovanojimai yra didžiausias muzikos vakaras tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Vasario 2 vakarą Los Andžele vykusi ceremonija truko stulbinančias 8 valandas ir sutraukė didžiausias pop muzikos, roko, country bei hip-hopo žvaigždes. Tarp jų Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar ir kiti. Organizatoriai įteikė net 94 apdovanojimus, kuriais buvo įvertintos įvairios muzikos sritys. Nuo geriausio pop muzikos albumo iki geriausio choro pasirodymo. 67-ųjų Grammy apdovanojimuose triumfavo atlikėja Beyoncé. Kiti ryškus nominantai buvo Billie Eilish, Kendrick Lamar ir Taylor Swift, kurie varžėsi dėl pagrindinių apdovanojimų, tokių kaip metų albumas, metų įrašas ir metų daina. Reperis Kendrickas Lamaras laimėjo visose 5 kategorijose, kuriuose buvo nominuotas. Los Andžele vykusią ceremoniją jau 5 kartą vedė komikas Trevoras Noah. Tiesa, dėl šį miestą siaubusių gaisrų buvo svarstyta apdovanojimų ceremoniją atšaukti. Vis dėlto nuspręsta ją organizuoti papildomą dėmesį skiriant lėšų rinkimui ir pirmosios pagalbos darbuotojų pagerbimui. Ceremonijos metu netrūko ir išskirtinių pasirodymų. Muzikinius šou dovanojo Shakira, Sabrina Carpenter, Coldplay vokalistas Chrisas Martinas, Janelle Monáe, Stevie Wonderis, The Weeknd, Lady Gaga ir Bruno Mars. Didžiausia ceremonijos žvaigždė tapo Beyoncé, kuri šiemet buvo nominuota net 11 nominacijų, kas yra naujasis atlikėjos moters rekordas šiuose apdovanojimuose. Geriausių metų albumu pripažintas Beyoncé albumas Cowboy Carter. Iki tol šioje kategorijoje pasaulinio garso atlikėja įvertinta nebuvo. Taip nutiko 2023 metais su albumu Renaissance, 2017 metų albumu Lemonade, 2015 metų Beyoncé ir 2010 metų I Am Sasha Fierce. Iš viso per savo karjerą Beyoncé Grammy apdovanojimuose buvo nominuota 99 kartus. Jai priklauso rekordas. Tiesa, per ceremoniją pasitaikė ir ryškesnių pasisakymų. Praėjus 2 savaitėms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas savo inauguracijos kalboje pareiškė, kad egzistuoja tik 2 lytys, vyriška ir moteriška, Lady Gaga kartu su Bruno Marsu, sakydama padėkos kalbą, pripažino translyčių bendruomenę. Translyčiai žmonės nėra nematomi. Translyčiai žmonės nusipelno meilės. Homoseksualų bendruomenė nusipelno būti išaukštinta. Sakė pop žvaigždė atsiimdama apdovanojimą už geriausią pop muzikos dueto pasirodymą už dainą Die With A Smile. Per iškilmingą renginį taip pat buvo pagerbtas ir legendinio prodiuserio Quincy Joneso atminimas. Vyras 2024-aisiais mirė nuo vėžio. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!